7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gerai, tokie amerikietiški kalneliai, kaip pavyko išgyventi tą pabaigą po tos beprotiškos persvaros, kurią turėjot pirmoje pusėje. Jo, tie amerikietiški kalneliai realiai visose trijose rungtynėse. Tai kažkaip atstovim, nežinau, atsparus galbūt, sakau, būna palūštam, bet nepilnai ir atstovim. Tai smagu, kad visi kaip vienas išliekam ir tą stiprybę išlaikom, tai džiaugiuosi už tai. Viskas realiai prasidėjo pirmo kėlinio pabaigoje, kai Žibėnas išleido tą small ballą jūsų, tu, PJC, Poliukėnas su Margo Arenovas, man atrodo, buvot, ir tada 21-2 atkarpa, gal kažkas tokio buvo. Kiek tai padėjo kontroliuoti visiškai tą pirmą pusę? Ne, tai aišku, ta atkarpa labai padėjo visom rungtynėm. Ir jo, dabar prisiminus tą atkarpą, tai smagu, kad visi absoliučiai prisidėjo ir man atrodo Parkerio gal perimtas kamuolys, ir Poliukėno perimtas, ir ten užsibaigimai geri Steveno, tai labai smagu, kad tas spurtas buvo. Tai aišku, nepavyko paskui jo išlaikyti, bet kaip sakau, atstovėjom, tai tas labai ir džiugu. Atrodė, kas veikė puikiai pirmoji pusėje, trečiam kėliny visiškai nebeveikė. Kas labiausiai pasikeitė, manai, ar panikos kažkiek galbūt pajautėt, kai Žalgiris jau pradėjo grįžinėti tas rungtynės? Jo, manau, tas spaudimas galbūt, kiek aš dabar tai prisimenu, galbūt vėlai eidom į pačią atakos organizavimą. Tai tas didelio kontakto spaudimas išmušė mus iš derinių ir iš vadinamo spacingo, ir tas pats to paties laiko atakai nebedaug yra, tai mes vargstam puolime, išmetam sunkų metimą, jie lengvai užpuola, tarkim, ir tą pagavom tą bangą, tai tas labiausiai buvo tas faktorius, kuris privertė mus taip, tą žaidimą taip apsisukti. Žalgiris sužaidė įspūdingą trečią kėlinį, 33 taškai ir pataikymas nuostabus 0 klaidų, bet jūs taip atrodo labai staiga paėmėt, paspaudėt kažkokį mygtuką ir vėl pakeitėt rungtynės į savo eigą. Kaip pavyko tas šaltas galvas išlaikyti, kai Marina ošė, kai jau vieno taško skirtumas buvo likęs, kaip jums vėl pavyko grįžti? Jo, galbūt to mygtuko tokio kaip ir nebuvo. Ta persvara, kaip sakyti, tirpo, bet sakau, visi iki vieno atstovėjom ir susibūrėm tą vieną komandą ir atsilaikėm. Nežinau recepto, bet žinau, kad mes nepanikavom, galbūt, kai galėjo būti tas emocinis lūžis ir atstovėjom. Jau 2 pergalės Kaune iš eilės per šitą seriją. Ar galima sakyti, kad šitą Ryto komandą gal net užveda tą priešišką atmosferą, priešišką serialį ir visą kitą, kas supa čia? Ja, žaidžiant profesionaliai krepšinį, tokią atmosferą, manau, visus turėtų užkurti. Ypač žaidžiant su tokia didelė priešpriešą ir išvykai, tai yra vienas malonumas ir smagu, kai galim to pasimėgoti. Tai smagu ir aišku, tai užveda, ja. Pats turbūt kartu gal su Margiriu, sakyčiau, esate tokie 2 labiausiai emocijas įrodantis aikštelį, bet taip atrodo po sėkmingų epizodų ir panašiai. Ar yra pačiam ekstra motyvacijos žaidžiant būtent prieš Žalgirį? Tai aišku, yra didelė motyvacija, Ryto Žalgiris, ne naujiena, ne paslaptis, tai yra dvikova, LKL dvikova ir ja, smagu žaisti ir tokioj scenai. Kas tavo galvoje sukasi tuose paskutinėse kėliniuose, į tave Rytas rėmėsi beprotiškai, pataikytos vėl sudėtingą tritaškį ir rėmėsi ašlinai atakas. Kas sukasi tavo galvoje iš tikrųjų tam ketvirtam kėliniui labiausiai? Kaip išlaikai tą ramybę iš tikrųjų? Nesisuka, reikia draskyti, reikia aštrinti. Tai galbūt tas, kad nepasislėpt kampe kažkur. Kuo mūsų daugiau bus aktyvesni, to visiems lengviau. Tai galbūt tas noras prisidėti tiesiog. Emocijas užvirė trečiam kėliny, kai Margiris su Sirvydžiu apsistumdė šiek tiek. Pats mačiau kilai nuo suolo bėgai, bet kažkuris iš trenerių berods sulaikė. Gerai pastebėjau, kaip visa situacija atrodė tavo? Aš nemačiau situacijos, aš bėgau tiesiog atitraukti su. Buvo nebetrukėlė, galvoju, kad neįsivelt tiesiog. Tai atitraukti bandžiau ir viskas. Dabar proga uždaryti seriją Vilniui. Vieną kartą jau nepavyko Vilniui laimėti, dar turėti 10 taškų pranašumą, ir ketvirtam kėliny pirmavo. Kokį dabar požiūrį eisti šitas rungtynes, kaip reikia nusiteikti, ramiai nueiti tą lemiamą mačą, kuris gali būti paskutinį sezoną? Jo, manau, su didesnė atsakomybė ir koncentracijos išlaikymu visas 40 minučių. Visas 3 rungtynės buvo banguotas. Tai manau, atsakomybė ir koncentracija. Ko tikės tribūnose? Triukšmo, palaikymo, gerų momentų. Viską, ką Ryto Arena gali pasiūlyti, Ryto fanai. Ja. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet.
7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.